Jėzus Kristus, Dievo karalystės pranašas. Jėzus skelbė gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Jis ragino melstis, te ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Apie Dievo karalystę užsimenama jau Senajame testamente. Šiame žydų šventraštyje skaitome apie amžiną Dievo karaliavimą senovės Izraelyje. Daug psalmių prasideda Jahvės Izraelio Dievo kaip visos kūrinijos karaliaus aukštinimu. Viešpats yra karalius. Karališka Dievo valdžia ypač atsiskleidė Izraelio išėjime iš Egipto. Jis siejama su Dievo teisingumu ir teismu. Viešpats yra karalius. Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą. Tautas jis teis nešališkai, sakoma psalmėje. Visose 4 evangelijose Dievo arba dangaus karalystė minima apie 150 kartų. Jėzus siekia paaiškinti šios karalystės slėpinį. Kad žmonės geriau suprastų, savo klausytojus jis stengdavosi pasiekti per jų gyvenimo patirtis. Kalbėdamas žemdirbiams, rėmėsi ūkininkavimo pavyzdžiais. Žvejams jis pateikdavo su žvejyba susijusius įvaizdžius. Namų šeimininkėms pasakodavo istorijas, atspindinčias jų kasdienį gyvenimą, valgio gaminimą, namų tvarkymą. Jis norėjo savo klausytojus išmokyti karalystės ženklus įžvelgti dabartyje ir padėti jiems pasirengti amžinajam gyvenimui su Dievu.